Artėjom prie aukščiausio ežero kalnuose Tatrų ir matai va, kilometrais eilės. Nors rodo internete, kad dar aikšteliai ten vietų daug. Ir šiandien penktadienis, o kas darysis tada šeštadienį? Nu jo. Na ir bilietukas, va, 20 keli euriukai. Kad pastatyti mašiną, dar čia reikės pavažinėti, kad surastum, kur pastatyti. Oras tai ne kažką, kažin ar ką čia pamatysi, ežerą pamatysi, gerai. Žodžiu, mums rodė, kad nelis, o čia kažkur eis. Parkas nacionalinis, susimokėjom, čia 5 eurus bendrai už 3. Aišku, šiaip žmogui 2,5 gal eurų. Bet vat, galima dar su arkliukais dajot. Gal ir gražu čia viskas, bet nežinau. Matysim. Kylam. Visai nemažai reikės nueit 8 kilometrus. Nežinau, kodėl negalima čia davažiuoti. Bet bent kelias geras, nes jeigu reikėjo būtų eiti, tai jisai būtų ką veikti. Smagu. Daug vaikščiotojų viską. Ir kaip sakiau, su arkliuku gali pasikelt. Ir toks pasikėlimas vienas apie 22 euriukus kainuoja vienam žmogui. Tai sakyčiau, taip jau kaip ir nemažai dar už aikštelę sumokė. Ir kad pamatyti ežerą 105 eurų išleidė, nevalgęs. Neblogai. Na ir 3 kilometrus praėjęs, tai jau kriauklys toks visai neblogas. Na ir dabar sukam į laukinį jau taką, valandą 10 ėjimo. Tai akmenuoto takeliu tokiu bus įdomiai. Tikiuosi bus įdomiai. Judesys bet koks vyksta, žmonių eismas, kalnai gražus, pažiūrėti gražu. Lipti irgi gerai visai čia. Ir arčiau 15 minučių. Tai gal biškį statesnis lipimas. Pakilom biškutį jau. Kalnai su sniegais jau. Gražiai. O žmonių kaip visą laiką pilna. Ir autobusėlė dar yra. Neįsiaiškino, ar jie čia veža ir kiek kainuoja. Bet yra. Kalnas tai geras. Ką, tiek ėjom ir priėjom. Gražu tarp kalnų. O taip, vaizdelis. Gaila, saulė nešviečia, būtų aišku dar vanduo visai kitoks, bet vis tiek gražu. O kai nusileidi, kas darosi? Kiek žmonių. Bet čia gali apeiti beveik visą tą aplinkui ežeriuką. Einam, pažiūrėsim. Ir pradėjom eiti aplinkui visą ežeriuką. Apeisim. Bus įdomu. O čia toks įdomus akmuo pastatytas. Gerai. Matas iš kalnų subėga čia vanduo. Toks gražus. Einam aplinkui. Kalnai nemaži. Bet dar ir sniego, kiek yra. Ir žmonės. Mažučiai kažkur tolumoj matosi. Ir sniegas.
Nenutirpęs, matai. Visai kitam krante. Tai Krioklys toks visai neblogas. Oras gražėja. Sniegas. Na ir dar vienas Krioklys yra, bet tas mažesnis. O ten įėjimas yra. Nu, faina. Nu, einam. Dar kokie porą kilometrų būsim apie visą jūros akį. Čia tokie ir spėjimai, kad susijungia su jūra. Tai dėl to akis pavadinta. Jūros akis šitas ežeras. Tai va. O mes sniegą. Va, kur matosi, kad sniego yra, bet negalima lipti tenai iki to sniego. O čia gražu kalnai. Eina savo. Tatrai. Taigi čia daėjom per keletą valandų, 2,5 valandos, o dar jeigu nori prasilginti trasą, anksčiau atvažiavai, tai dar gali lipti čia į viršų, iki pat Krioklio viršaus. Nu ką, priėjom dar vieną Krioklį, irgi labai fainas. Ir viskas prie ežeriuko. Viens Krioklys, tas Krioklys. Na jau visai nedaug beliko apeit. Tai labai įdomu, kiek laiko užtruko taip akmenim išdėlioti aplinkui ežeriuką. O lietuvių kiek daug. Jėtus. Atrodo, kad čia pusė lietuvių suvažiavo. Nors dar tik penktadienis. Bet jau jų pilna čia. O čia kaip gražiai sniegas atsiverdavo, kai saulė sušvietė. Faina. Ir palei viską, tai per vidurį yra viena parduotuvė, galima apsipirkti, bet kortelę atsiskaityti ne visur gali. Tai tas gal. Ir pačiam gale yra restoranas. Tai va, jeigu išalksti per tą laiką kopdamas, gali pavalgyti irgi čia. Nu, norint pavalgyti, vis tiek reikia grinų čia. Nusiimti. Viskas tik grinais, bet gerai, kad yra taip užkilus aukštai, net yra vis tiek bankomatas. Nacionalinis parkas. O čia visi lipa. O, ateina. Prašau. Kažin ką dabar darys. Vieną prabėgo. Sako, gerai, fainai. Kita tai valgo vat savo. Normaliai. Bet tai didžiulė kokia. Eik, tiesiog. Chyba nie lubią banany. O, labas. Nu, įveikėm trasą 20 km. Neblogai buvo. Gražiai, aišku, viskas gražiai. Reik turėti grinų, reik turėti vandens, kažką užkasta irgi gerai. Nes bendroj sumo jau 4 valandas vien tik ėjimo, o jeigu dar sustoji, tai daugiau užtrunki. Tai pasiruošimui turėkit vandens, maisto, grynų, jeigu neturit maisto. Viskas bus gerai. Pamatysi daug dalykų. Ežeras, kalnai. Faina.